Pasirodo, kad ikoniškosios klumpės buvo pavadintos kroksais būtent dėl savo panašumo į šiuos plėšrūnus. Pasak įmonės vadovų, tiek krokodilai, tiek jų produkuojami batai lengvai prisitaiko prie skirtingos aplinkos, tiek prie sausumos, tiek prie vandens. Šiuo metu įmonės kapitalizacija siekia beveik $10 milijardų. Nori įsigyti vieną kroksų akciją $157 ir ji tavo. Nežinau, kokiais greičiai augo krokodilo jaunikliai, bet kai kompanijos vertė per pusmetį padidėjo 68%, aš tai vadinu žaibišku pabrangimu. Bendrovės bosai lieja krokodilo ašaras ir dievagojasi, kad dividendų mokėti nėra iš ko. Nėra, tai ir nemoka. Tik vat meluoja įsijuose. Vien per pirmąjį 2024 metų fiskalinį ketvirtį įmonė uždirbo 152 milijonus grynojo pelno. Batų paklausa irgi nėra linkusi mažėti. Jei susigundė įsigyti šios kompanijos akcijų, ieškok jų po CROX tikeriu. Jeigu ne, tada nežiūrėdamas į kojas atsakyk, kiek skilučių turi kiekvienas kroksas. Komentuojantiems ir spėjantiems +10 karmos taškų.